Tai gerai. Trečias gerai. Tai kokį patarimą turi, kaip pamėgti mokslą studentai, kuris mokykloje buvo, atsispaudimų karalius, toks, tavo ne cheminių formulių, koks protas, kad, žinai, viską mokantis, dar kažkas atrodo toks. Tai aš galiu pasakyti, nėra patarimo tokiam žmogui. Yra žmonės, kurie mėgsta mokytis, mėgsta mokslą ir yra žmonės, kurie to nemėgsta. Tai aš rekomendaciją pasakysiu. Tie, kurie nemėgstat mokytis, nenorit, tiesiog jums nepatinka, nes kai kurie, pažiūrėkit, kiek yra daug turtuolių, kurie nebaigia mokslus, verslų sukuria. Tai gal jūs esate tas žmogus. Tai tikrai neikit ir nesikankinkit. Aš tą patariu, turėčiau sakyti, kad visi eikit mokytis. Ne, nes po to būna problema su tokiais studentais, kad dėstytojam labiau reikia, atrodo, kad jie išmoktų ir mokytųsi, negu jiem patiem. Taip negali būti. Jūs būnat, jeigu studijuotai, žmonės ateina pilnamečiai, suaugę žmonės. Jūs turit patį savo pasirinkimą ir renkatės. Tai jeigu jūs kažko nenori daryti ir nedarykit. Gali būti, kad po metų, po 2, po 3, po 5 arba po 10 sakysit, aš noriu mokytis ir man reikia. Va tada ir bus ir rezultatas. Bet ir stimulas, ir motyvacija. Ir stimulas, motyvacija, taip. Ir reikia daryti tą, ką jūs norite daryti, o ne tą, ką sako aplinka. Nes tikrai, pažiūrėkit, daug informatikos specialistų yra net nebaigusių studijas. Yra sričių, kur nereikia to diplomo, jis padėtų dar labiau, bet nebūtina. Taip, kad yra tokia galimybė, nebūtina visiems studijuoti. Tai žodžiu, Erlandas. Ne, Erlandas jis tuoj baigs. Bairis, kad dabar yra, kad tas su informatikais ar programinis, kad net nebeturi kur praktikas, nieks nepriema dabar. Nes pilna jų, turbūt, kad jo. O kai jų pilna, tada darbdavys, Bet pagal statistiką tai vis dar trūksta. Gerų specialistų trūksta ir tam tikrų sričių gal specialistų. O dabar daug yra tų IT specialistų, bet vidutiniokų tokių gal labiau ta prasme, kurie gali, bet pavyzdys, kaip dar dirbtinis intelektas atsirado, kuris gali, pavyzdžiui, aukštesnis lygio programas, dar kažkas arba specialistas. Tai jau nebereik žmogus. Jo, aš tiesiog apie AI, tiesiog man tas labiau ta nuomonė, kur toks, ne tai, kad pakeis vidutinę, ta prasme, tą sritį, kuris daro pakankamai gerai, bet tai nėra, kad, pavyzdžiui, ar aukštesnio lygio, ta prasme, gal tas darbuotojas dar kažkas, arba, kuris žmogus bus, jeigu kažkokią turi įgūdžius dar kažkas, jis labiau dar kažką, kad jis labiau prasiskleis, atrodo. Tu visada gali, jeigu, iš tikrųjų tai pasakysiu, jeigu tu esi specialistas tam tikros srities, tu visada norėsi tobulėti. O IT specialistai tikrai mėgoti tokioj srity negalima, todėl kad viskas tobulėja, o jeigu viskas tobulėja, reiškia, tu irgi turi vytis. Tai jeigu tu vyjiesi ir tau gerai sekasi, tu būsi toliau specialistas. Bet jeigu tu nori būti, kaip sakau, kadangi daug be diplomo dirbančių yra IT specialistų ir galbūt, kad daug tokių yra tinginukų. Nes nereikia mokytis, nereikia, kaip sakant, mokslo šaknis karčius, bet vaisiai saldus. Tai žodžiu, daug tokių yra ir juos atsijoja dabar, tokie mažiau turės darbą. Čia tokie, aišku, būna, kad irgi specialistai, kur čia nėra priklausomas nuo tavo popierius, čia toks, kur labiau toks, ar tu gali išspręsti šią problemą. Taip. Viskas, gali išspręsti, tvarkoj. Jau tenais, nebent jau gal tarptautinės, gal kokios korporacijos, dar kažką, kad... Arba mokslo institucijos. Taip būtų. Diplomas irgi koreguoja tam tikrus dalykus, tai, bet jo, tiesiog, žodžiu, čia yra labai, turbūt, tam visos situacijos unikalios ir kai kur reikto diplomo, kai kur labiau gal žinių reikia, bet diplomas niekada nepamaišys. Sakau, per prievartą kišti savo į burną tą diplomą, kad tau reikia jo, nes kažkas pasakė, nereikia. Nereikia kankintis gyvenime. O po to žmonės keičiasi. Tai su laiku gal ir atsiras noras mokytis. O kai atsiras, tai kaip sakėt, tada tu esi ir motyvuotas labiau. Taip. Man toks buvo Smiltynė direktorius ir sakė, nesuprantu, sakau, kam yra ta uždrausti, kad tu ar gali eiti, negali, ta prasme ten mokytis, pavyzdžiui, tas kalbau, sako, jeigu nori, eini ir mokys dar kažką, arba sako, tiesiog pažiūrėti, ar tau papatėmis. Čia tas pas, kaip sako, medicina, naina paskui pirmą morgą, naina, žiūrėk, pusę išsilaksta, ta prasme, yra kitoks. Taip, nes visi nori būti medikais, gauti mediko atlyginimą, bet ar nori tokio darbo? Aš tai žinok, tai iš kur paskui, ne mano, toks tenais ir nekišukojas, kad, sakau, atrodo, paklausai, kaip brolis, sakau, slogoju, toks, kas ten morgė vyksta, tai ne. Mane tai domina.
Mane domina, bet aš bijau ant tiek turėti atsakomybės, kad aš galiu tiesiog atimti gyvybę žmogui, jeigu kažką netaip Taip, padarysiu. čia irgi mediko darbas, šiaip taip pagalvojus, jis yra atsakingas, nesvarbu, ką tu darai, ar operuoji, ar ten tiesiog vaistus suleisti turi, nes žiūrėk, ne tą suleisti ir tu jau kaltas. Man tai brolė pasakym, sako, na, Morgan dar kažkas su tais savo kursiokais, sako, paskui, kur tenais pjausto žmonės, tas skrodimą tą patį daro, tenais kokia. Bet irgi. Jeigu aš nebūčiau dėstyta, aš būčiau patologija. Aš sakau, aš tik pradėjau švengti, man kaip papaska, sako, praskusta galva, dar ten kokia moteris, dar ten sako, plaukai irgi taip, moteris, visas tas merginas, sako, irgi tas kursiokas, pjausto, ten širdį, ten atidarinėja, jam, ten sako, ten kelis paskaidienas, atrodo, negalėjo valgyti žmogus dar kažką, o ten jis sako, širdutė, va, tai laiko, o kepenys dar kažką, taip mergytas žiūri, o, kaip faina, kaip gražu, aš taip galvoju, sakau, psichopatas, sakau, susirinka. Šiaip tai jo, čia gali būti, kad žmonės tokią specialybę renkasi, nes yra psichopatai, tiesiog nieko blogo dar nepadarė. Ne, faktas. Bet aš galvoju, prasme, tam atitinkamai kažkokia specialybė, tu turi būti kažkoks, biški. Taip, ypatingai, tai ir policininkų dirbant irgi turbūt. O tarp kitko, mano iš tikrųjų vienas, kaip čia pasakyti, iš slaptų norų buvo patologo specialybė. Bet tada taip, užtat ir stojau paramedikus, nes visko ir pačiupinėjau. Taip. Ir numirėlių pačiupinėjau, ir skrodime buvau. Ir gydžiau, ir gaivinau, ir nebet prisikėlė žmogus po gaivinimo mano. Tai žodžiu, čia toks juodas humoras, aišku. Bet žodžiu, tu jo, labai faina. Tai jeigu turėčiau, kaip pasakyti, aš laiko dar turiu, nes su senas žmogus, tai galima visada vėl kažką studijuoti, bet tiesiog, kaip pasakyti, reikia atsakingesniems žmonėm mediko darbus palikti turbūt, tai aš irgi, kaip ir su tavim sutinku, gal ne man toks dalykas, bet aš prijaučiu, man labai įdomu ir pažiūrėti video visokius, ne kaip žudo žmonės, bet tiesiog kaip skrodimus daro, dar kažką įdomu, tiesiog kūno anatomija įdomus dalykas ir tai yra truputį toks kitoks dalykas, nes tu su kažkieno kūnas yra namas, ne, kai jis numiršta, siela iškeliauja, pasilieka tas namukas, tai irgi kaip pagarbiai su tuo dirba, arba kaip nepagarbiai irgi mačius, tai toks, kaip pasakyti, toks kitoks darbas. Toks šventas darbas, gal net sakyčiau. Aš dabar jaučiuosi, kad su šiek tiek vyresnė savo versija, aš nekeičiu. Žiūrėk, kokia bus tavo ateitis, neprasigėrus. Žiūrėk, į pozityvą vien tik vieni pliusai žodžiai dabar. Ir vis dar laiminga, taip gerai. Svarbiausia. Nes kol kas viskas atitinka, aš nežinau. Tai va, tai tikrai žiūrėk, tu matai savo vyresnę versiją ir veidrodis. Į ateitį. Labai gerai. Reiškia, ateityje akinukus nešiosi galimai, suprastės. Tai man jau dabar reikia? Ne? Tai va. Jau žoska. Tai galiu tave įsivaikinti. Mama, nepyk. Nes daug genų tų pačių. Gerai, kur mes baigiam? Ketvirtas buvo. Ar labai sunku yra išmoktą informaciją išlaikyti atmintie ilgesniam laikui, bet ne tik iškalt tam atsiskaitimui? Jo, kokias metodikas galvat naudoji, dar kažką gal pačias? Išmoktą medžiagą. Taip, šiaip ką aš pati naudoju, galiu pasakyti, kad man jau nebereik tokių dalykų. Senai man teko kažką iškalt. Iškalt nebent tenka, jeigu kažkur reiktų ruoštis kokią kalbą. Va, pavyzdžiui, kokie gynimai arba, prezentacijos. Žodžiu, ten kažkaip tu turi maždaug kažką ir biškį iškalti, nes yra tam tikrų dalykų, kurių, tarkim, kaip pasakyti, nėra natūralu tiesiog tai pasakyti, o būtent tai temai reikia. Tai aš tai pasakysiu, ką aš dabar darau, kadangi mokyklui liepdavo atsiskaitimus tam tikrus daryti, kai studijuoji irgi tau liepia padaryti, o dabar aš jau esu tokiam gyvenimo etape, kur liepia padaryti, bet nesako kaip. Reiškia, tu improvizuoji. Tai žinau, kad aš tik ir improvizuoju. Ir reikia man visokiose konferencijose dalyvauti, prezentacijas daryti, pakalbėti kažkur kažką. Aš, žinokit, nesirašiu. Aš taip skaidrės pasirašiu, nes jų reikia, be skaidrių neteisi. Tai žinokit, tuo metu ir mokausi. O daugiau viską, kadangi sakau,
tai yra mano jau, aš darau, ką noriu daryti, tai automatiškai gaunasi, kad aš dažniausiai ir kalbu, ką aš noriu kalbėti, apie ką noriu kalbėti. Tai tu kaip ir žinai, nes tu straipsnius skaitai, knygų skaitai tą tematiką ir tiesiog tu turi tą... Kodėl tas savo atsakymas, kodėl tu tai darai ir toks žymiai tavo atrodo, žymiai tas lengviau ta pati informacija tiesiog sueina. Bet būtent ir automatiškai nebent reikia į tam tikrą mažą laiko tarpą sutilpti, tada pagalvoju, ko geriau nesakyti, bet vėlgi, skaidrės, kodėl aš sakau savo studentam, kaip yra svarbu skaidrės gerai daryti, o todėl, kad jeigu gerai skaidrės pasidarai, tai tau puikiai išpurgia kalbėjimui, tai aš su skaidrėm daugiau padirbu, o po to, būna dar vieną kartą garsiai namuose tiesiog papasakoti, žiūrinti skaidrės. Ir viskas, toks įrašymasis, tai ar kalti ar nekalti, jeigu žodinėlį reikia atsiskaityti, tada reikia kalti, kas žmonėms tas labiau, gal tas, ypač tas mokykliniam amžiui, gal ne tas yra tai, kur viešo tas kalbėjimo tiesiog tas problema. Tai bijo, ateina studijuoti ir bijo viešo kalbėjimo šiaip po mokyklų. Tai čia tiesiog natūraliai, iš tikrųjų per praktiką jūs ir mokotės, aš irgi iš pradžių bijojau. Tik kaip vyka, tai irgi tokia stovi kaip nuliūstukas, toks žinai, toks nuleidęs galva, toks ypa, tai ką šiandien kalbame apie kažkokias morfologijas, dar kažką čia, žinai, kokias būdas. Šiaip norėjau pasakyti, kad tas iškalimas man buvo iki pat 12 klasės, nes mokyklai kažkaip trūkdavo tos praktikos gal, ten visą laiką teorija būdavo, tai iškali atsiskaitai. O dabar, ir dar su to viešu kalbėjimu, iki 12 man buvo košmaras, negalėdavau nieko, atrodo dreba rankos, viskas krisiu žemėn. O dabar viskas atrodo apsisuko aukštinkojom, nes ir kažkaip nebereikia man kaltos informacijos, aš ką išgirstu, gal dėl to, kad patinka, nežinau, bet išgirstu ir man užsilieka, arba daug rašausi. Nes kai kurie studentai nesirašo. Labai geras dalykas rašyti, aš vis dar tą patį darau, aš rašau, nes kiti būna nesupranta, ką reikia čia svarbiausius rašyti, bet vėlgi, tu su laiku supranti, kas yra svarbu, tai yra, pavyzdžiui, išgirsta tam tikrą informaciją, yra tai jau logiška, tai kas logiška nesirašai, bet kas pirmą kartą išgirsta, tai reikia užsirašyti, taip ir įsimeni, jeigu tai svarbu. Man tai pavyzdžiui, kad ir žinau jau atrodo, bet aš vis tiek, dar kartą užsirašysiu, kad tikrai įsiminčiau. Taip. O dėl viešo kalbėjimo, tai aš galiu pasakyti, kad pirmosios mano studijos buvo tokios, kad aš jas pasirinkau ir galvoju, duok dieve, nebus viešų kalbėjimų. Aš mokykloje, kai veikdavo, atsiskaitydavau ir gerai būdavo, bet tiesiog irgi būdavo gal pagrindė kalimas, gal sakykim, ir man nelabai patikdavo, nes būtent, kad ten iškalti reikdavo, nemokė kaip pasakot, sakykim. Tai iškaldavau ir gerai pasakydavau, bet nejausdavau pasitenkinimo. O įstojusi pirmą studijas, tai galim sakyti, kas savaitę, kas dvi būdavo po prezentaciją. Ir taip visus studijų metus. Ir tiesiog taip po truputį man patinka dėmesys, man patinka skaidrės gerai padaryti ir man svarbiausia patikdavo jas įdomiai padaryti. Ir žinokit, ir supratau, čia mano varikliukas, ne? Aišku, visada gal būdavo, kam neįdomu, bet svarbiausia, man būdavo įdomu. O po to matydavau, kad ir kitiems smagu, tai automatiškai tai motyvuoja. Ir sakau, nuo ko bėgi, kartais ant to ir užšoki. Gyvenime dažnai tai būna, sako, nespjauk iš šulinį, iš kurio pats gersi. Tai ne vieną kartą gyvenime man taip yra buvę, kad geriau už to prispjaudytų šulinį. Tai aš irgi. Man tai tas pavyzdys. Man tai toks patinka, tas gal labiausiai, ką pastebėjau, kai, nebepradėt galvoju toks, prieš, pavyzdžiui, tenais klasiokus stovi, dar kažką, reikia pakalbėti, tenais pristatyti kažkas. Ir, anksčiau dar būdavo, retkarčiais kažkoks momentas, kad ką pagalvoja, arba tie žvilgsnių, to akių kontaktas, dar kažkas, tas gal būdavo kartais, ne tai, kad nepriimtina, bet tiesiog neįpratęs, dar to prie to žvilgsnio akių. Bet paskui, bent jau dabar, tas naujas dalykas, ką aš sužinojau, gali žiūrėti, kiek žmonės mirksi. Ta prasme, pavyzdys, jeigu, pavyzdžiui, žmonės, kad, pavyzdžiui, kuo daugiau mirksi, reiškia, jų nėra susifokusavę į tavo kalbą tą pačią. Tai tas pats, nes irgi pastebėk, kuo labiau žmogus, kuo mažiau mirksi, reiškia, to prasme, jis labiau įstraukęs į tą patį pokalbį ir tą žiūri, ta prasme, klausosi. Tai tas irgi ganėtinai dabar geras, toks kaip rodiklis ir gali fokusuotis tada. O šiaip kūno kalba yra labai svarbus dalykas ir irgi, ką aš stengiuosi ir video pažiūrėti, yra ir knygų gerų, jeigu turiu laiko
paskaitų super dalykas. Super. Ir kitą gali suprasti, ir tu žinai, kaip tave kitas gali matyti, jeigu jisai daugiau skaito kūno kalbą. Tai čia yra superinis mokslas ir visiems vertėtų. Bet žinai, kartais nesutramdysi savęs. Ne, tai būna ir ypatingai tai čia ir yra pasireiškia, kai tu negali savęs sutramdyti, kai yra stresiukas, tada ir išlenda tie dalykai, kurių tu neslėpsi. Ir va tada ir reikia žiūrėti žmogų, nes tada ir matai, ką jis. Arba tu, jeigu galėtum, tai tu būtum smogikas tiesiog realiai. Tiesiog tik, žinai. Jo, nes čia, jeigu tu gali save kontroliuoti, čia irgi yra įgūdis, tu gali kartais save kontroliuoti prezentacijų metu. Taip. Jeigu tu turi daugiau praktikos, va, sakykime, dėstytojai, jie puikus aktoriai šiaip turėtų būti. Ir dėstytojo darbą ne visi renka, arba mokytojo, to, kuris viešai kalba, ne visi gali tokį darbą rinktis, nes kiti tiesiog žino, aš negaliu, mane stresas suvalgytų. Tai faktas kaip blinas, nei vienas dėstytojas nėra tas, kuris nesimėgauja dėmesio, jie mėgaujas to dėmesio, reiškia jiem ir, kaip pasakyti, skirta tą daryti. Tai jeigu jie mėgaujasi, jiem patinka, tai jie ir mažiau stresuoja, gal kažkiek ir stresuoja, aš nežinau, bet sakykime, jie jau natūraliai savo kūno kalbą rodo, jiem, o gal kai kurie, bet ne, kai tu nebijai, tau nieko nereikia slėpti. Kiti gal, kurie biški tam tikrom temom nežino, ką pasakyti, gal tada gali išlystas tie kūno judesiai, kurie išsiduoda apie stresą. Žiūrėk, gal, jo, vieną tokį paskutinį šitai temai, tokia juokingiausia studentų anglų kalbos vertimai paieškų, arba Google Translate, perliukai kokie gal atsimeni. Tokių konkrečių, kas kaip ką išvertė, nepasakysiu, bet jų buvo vienas kitas toks, bet aš atsiminsiu, kaip su ta AI, su dirbtiniu intelektu, kaip bandė apgauti šį pusmetį, ar aną. Tai jų ne vienas buvo, tikrai ne vienas, skaičiau esė, kurį studentai parašė su kažkieno pagalba ir kad įsitardavau, kad tikrai ne žmogaus pagalba, nes aš žinodavau, kokie studento gebėjimai. Tiesiog jie, tu vis tiek matai, kalbi, bendrauji, arba kaip tik studentas beveik nebendrauja angliškai ir tu galvoji, oho, koks rašinys klausimas, ar aš tokį būtų parašęs. Tik per daug rišlus galvoji, aha. Jo, ir taip ir buvo, kad ir skaito, ir tarp kitko, kas trečią žodį net perskaityti nemoka. Tai atrodo, jeigu tu savo tekstą neperskaitai, klausimas, kaip tu jį parašai. Tai ir tada teko pasakyti, negi tu galvoji, kad aš tokia durna ir nesuprantu. Ir ne, aš tikrai pats rašiau. Kaip ir sakiau, yra studentai naudojasi to dirbtinio intelekto arba kitų draugų pagalba ir taip toliau, naudokitės, bet jeigu sukčiaukit protingai, kad aš patikėčiau, nes kitu atveju, taigi mes nebuka galviai. Aš kaip sakau, įdėkit 2-5 minutės tą užprogramuok jį patį, sakau, duok savo pavyzdžių, kaip tu rašai, dar kažką, statistiką, kaip dėsi. Paskui sunku. Bet čia bet kokia, kad ir jūs su dirbtiniu intelektu, kad ir žmonės panaudos jį. Tai šaunu, jūs įgūdžius gerinat, tarkim, informacinius, sakykime, informacinius, bet kokiu atveju jums bakalauro neparašys dirbtinis intelektas, bet o jūs apsiginti irgi jį turėsite ir labai lengva pagauti, jeigu tai yra ne tavo darbas. Labai retai, sakykime, mažesnis procentas, gal aišku, kad yra kas apsigina ir taip toliau, bet su dirbtiniu intelektu pagauna. Dabar aš bent jau tokiu atveju girdžiu, pagauna, būtent dirbtinį intelektą naudojant. Man tai patinka struktūra, tiesiog išplanavim. Taip, tu gali protingai, tu gali kaip pagalbą naudotis dirbtinį intelektą, bet ne kaip tą, kuris tau padaro darbą. Kam taip daryti, nes tu vis tiek kažkada susikirsi. Ir tada gali būti, kad susikirsi bakalauro raštą. Tiesiog užduos klausimą, nežinosi, ką atsakyti. Tai žinokit, ir kartais nuojauta būna, kai tu daug studentų turi ir tu žinai, kad studentai stengiasi kuo lengviau darbą padaryti, o dabar darbą palengvina dirbtinis intelektas, tu tikiesi už studentų, kad jie sukčiaus. Ir tada yra, kaip pasakyti, tada jau būna, kad tu bandai įtikinti save, kad čia gerai parašytas darbas, o ne kad dirbtinis intelektas parašė. Tai žinokit, kaip tik dabar yra įtemptesnis laikotarpis, kur dėstytojai bando prigauti, nes jau tikisi, kad studentai sukčiaus. Anksčiau tai būdavo vienas kitas, kuris taip daro. Žiūrėkit, klausimėlis, kur tikingiausias situacijas panaudoja dirbtinį intelektą? Studentai? Arba jūs, arba patys studentai? Aš stengiuosi, aš moku juo naudotis, esu bandžius ir mokymai netgi buvo, bet aš juos stengiuosi nenaudoti, nes aš žinau, kaip lengva paslysti. Ir aš žinau, kad mokslo žmonės, ir žinokit, ir mokslo žmonės, kaip čia pasakyti, įtarinėja, jau kaip studentus įtarinėja, kad ir jie dirbtinį intelektą naudoja, nes jie naudoja irgi. Tai va, sakau, reikia, jeigu naudoji, labai atsakingai naudok, nes yra viskam ribos, tai aš tiesiog nelendu į tą daržą. Tai jūs nesat nei prieš, nei už dabar, gaunate. Aš esu už protingą naudojimą, nes viskas juda į priekį, technologijos keičiasi, tai gerai, kad tu susipažinai ir žinai. Pažangiam, bet tokiam, kaip būti. Visų pirma, tu turi žinoti, kas tai ir jeigu
jeigu reiktų panaudoti, bet neatmeskim to dalyko, kaip sako, reikia, irgi studentai mėgsta su kompiuteriu rašyti, nebe ranka arba į telefoną. Nereikia užmiršti savo šaknų, kad mums reikia ir mokėti dar ranką rašyti, ir reikia mokėti savo galvą naudoti ir kurti, nes jeigu jūs viską darysit labai kuo paprasčiau, automatiškai jūs patys save neįgalys padarysit ir viskas. Gyvenime taip neišsisuksit, o gyvenime suktis reikia. Tai žodžiu... Tai gerai, o tai koks buvo juokingiausias tas dalykas, tas, kur gal studentai dar panaudoja, gal buvo išgirdot? Tai neatsimenu, bet sakau, tik tai... Jie man nesako, bet jie panaudoja irgi... Gal girdėjus, gal kažkur, gal iš interneto, gal kokią pavyzdžiui. Bet žinokit, neatsimenu. Ne, tai aš tik apie tekstus girdėjau, kad panaudoja eilėraščius ten kurti, kokius juokingus, bet tada, bet ne, kažko konkrečiai. Aš dar galiu pasidalinti, vieną savo turėjau kolegą, tokį Vytautą, tokia, kaip mes vadinam, tokia Vicka. Buvo, ar tenais kažkur gyveno, buvo irgi su merginom dar kažkas, ar merginos buvo tenais, dirbo pardavimuose, tai užsikimšo tualetas. Tai klausė čia, bet tiesiog kaip atkimštulė, jo, bet kaip prisijeigu, jis ten skaito, ką jam patarinėja, dar kažkas tenais, Bet va, žiūrėkit, puikų pavyzdį davėt, ką reiškia sugadinta karta, nes googlina, ieško informacijos. Tokį paprastą dalyką. Nežinau, atsiprašau, net aš dabar sugebėčiau atkimštulį. Aš sugebu atjungti, prijungti, aš galėčiau būti santechniku ir be taip, kad blogai. Toks jau įdomus, toks buvo. Čia netinga, iš tikrųjų, bairis yra bairis, bet bairiai dažnai, tos kartos bairiai daug pasako ir apie tą kartą, tai aš tokio vyro nenorėčiau. Tai fakt. Šviesiai. Šviesiai. Mes atvirai, konkrečiai ir nieko, kaip sakant, nestumdom į šalį. Gerai, galim judėti prie 4 temos. Tai tema dažno lietuvio nuomonė, kad tik tobulai padaryta yra gerai. Ką jūs turėjote omeny šito pačiu klausimu? Ką šitas mintis reiškia, ne? Kad kaip ir čia viskas, ką aš nekėjom, iš tikrųjų irgi apima šitą dalyką, todėl, kad daug kas mėgsta, kaip pasakyti, perfekcionistais mėgsta šiais laikais ir galvoja, kad čia truputį pritrūko laiko arba ten dar žinių padaryti tam tikrą darbą. Tai ir gerai, reikia galvoti taip. Tobulų šiaip pirmas dalykas ir žmonių nėra, tai tobulų ir dažniausiai darbų nėra, nes darbų turiu omeny kažkokių, ką tu sukūrei, nes visada dar kartą peržiūrė savo darbą arba, nežinau, kad ir kas tai būtų, ar rašto darbas, ar piešinys, ar kažkas, tu visada matyt gali, ką tu gali pakeisti, patobulinti, visada tai bus, visada atrasi tų klaidų arba kur gali patobulinti, bet reikia save, kaip pasakyti, nenustekent per daug savęs, kad tuo metu padaryk taip, kaip tu gali geriausiai. Ir kartais tikrai ir to laiko trūksta. Ir kaip ir sakiau, žinių, nežinai kartais, bet reikia padaryti iki tada ir tada. Ir viskas. Tai reiškia ir yra tobuliausias variantas, ką tu galėjai padaryti per tą laiką. Ir kiti save graužia, aš tokių daug pažįstų žmonių, kad, perfekcionistai save graužia. Kartais aš irgi taip apie save pagalvoju, bet ir po to pagalvoju, palauk, taigi tu negimiai viską mokėdamas. Negimiai, kitas dalykas tas, kuris kažką tavęs prašo padaryti, liepia padaryti, jis klausimas, ar pats tai padarytų ir reikia visada, sako, nesilyginkit su kitais. Kartais galit lyginti save su kitais, su prastesniais. Arba, suprasčiau, kai žinot, kad jisai nepadarytų tokio dalyko. Ir labai gerai, nes save reikia biškį irgi užsimotyvuoti, lyginant su kitais, kad o va tas jisai su AI padarytų. O aš taip nedaryčiau, aš savo galvą naudočiau. Tai maži dalykai ir, žodžiu, tai va, tai nėra tobulumo gyvenime. Tai netobulumai ir yra tobula. Kaip irgi turi vieną iš tai Lopes, iš verslo pusės žmonių, aš irgi būna, sako, tai va, irgi toks pasakymas, sako, paskirstyk yra laiką, kad turėk su keliais žmonių tą tipas, kad su aukštesniais negu tu, ta prasme, kur tu norėtum būti, ta prasme, bendrauji su tokiais, būni tada bendrauji kaip su savo lygio, kad tu tiesiog kaip normalus jautiesi dar kažką ir daugiau, kad pačios
su mažesnė klasė, ta prasme, arba kurie žymiai yra gal prastesni, gal kur tu gal esi dar kažką, bet tu jiems kaip mentoris gali būti. Ir to labiau pati saviugda gaunasi, toks gal noras dar kažką toliau daryti, tokia motyvacija, tokia gal vidinė labiau ir kažkoks. Aš labai sutinku, labai protingai pasakėt, iš tikrųjų, kuo jūsų aplinka yra spalvotesnė, tai reiškia vieni gal, sakykime, aukštesnėse pareigose arba tam tikrus kitokius dalykus gyvenime daro, kiti gal kaip tik pradeda įsivažiuoti gyvenimą. Pavyzdžiui, tik studijuoja. Nu, tai, o kodėl tas studentas turėtų dabar čia būti kažkoks, nežinau, prezidentas, ar ne? Tai ne, mes po truputį viską darom. Ir labai šaunu šalia savęs turėti skirtingo amžiaus žmonių, nes dažniausiai, kai tu esi skirtingo amžiaus, dažnai ir būna, kaip čia pasakyti, skirtingo ir laipsnio, tie žmonės skirtingų pasiekimų, jie įvairūs. Ir tada tu gali matyti, aš šitam galiu padėti, paprotinti, padėti, nes aš jau tokios ir tokios patirties turiu. Bet šalia, kaip sakė, turėti ir tų, kurie vyresni gal, ir daugiau pasiekia gyvenime. Tau gali kaip mentorius galbūt, ta prasme. Labai gerai yra lygiuotis. Nebūtina nusižiūrėti viską, reikia savim būti, bet reikia labai atsirinkti ir iš to jauno tu gali pasimokyti, ir iš to vyresnio. Su savais lygiais tada pabūni, savo lygį, tada kažką, tada toks, ant žemės, kaip sakant, pabūni. Taip, būtent. Ir, pavyzdžiui, kadangi tu eini mano pėdomis, tai tau galiu pasakyti, kad tu po truputį, kiek tu sakėme? 20. Net nežinau, kiek mano vaikui metų. Tai 20 metų, tai žinok, po kokių 5 metų, maždaug nuo 25 metų, visiems aišku skirtingai, bet po to pradedi matyti, aš dabar iš tikrųjų pradedu matyti, man truputis virš 30. 32 yra truputis. Taip. Tai žodžiu, po truputį pradedi matyti, kad iš tikrųjų į visus, tarkim, aš į visus žmonės žiūrėdavau kaip į savo lygius. Matydavau, kad kartais, tarkim, sunkiau sekasi gyvenime su darbais, su mokslais ar kažko, bet niekada nesakydavau, kad tu esi prastesnis už mane. Tai ir nėra prastesnių. Bet yra gudresnių už tave, yra daugiau pasiekusių už tave, bet ir kitam tai būna blogai, jis blogai jaučiasi, aš irgi noriu tiek būti pasiekęs, bet visiems, kaip sakiau, likimas sudėlioja viską, kaip turi būti. Gal tau nereikia daugiau pasiekti, gal tu kaip tik, gal tavo gyvenimas turi būti toks, nes gal tu per daug streso patirtum, nesusitvarkytum su to stresu ten direktoriaus pareigos ir panašiai. Viskas vyksta taip, kaip turi būti ir nėra prastesnių. Nebent blogai ilgesnis, negeras žmogus esi, tada jo tu esi prastesnis, jeigu tu specialiai būti negeras. Ras savo vietą, kaip sakant, dar kažką. Reikia rasti savo vietą. Ar tu, kaip sakant, numeris 1, numeris 2, ar numeris 5 ar 10 tu ir būsi, jeigu tu gal tau gerai jautiesi. Kartais iš tikrųjų, pavyzdžiui, aš tikrai vertinu santechniko darbą, nes, sakau, aš biškai pabuvau namuose santechniko ir superinė specialybė, išmanyti tokius dalykus, kad netekėtų lašiukai, kaip, pavyzdžiui, dabar pas mano mamą po kriauklę bėga vanduo. Ir svarbu, jų trūkumas yra. Taip, ir jų trūkumas. Pažiūrėkit, išsikviesk, lauksi kaip nori. Sako, kaina nepatinka, tai net yra labai ką pasirinkimų iš ko daugiau. Tai ir sako, yra purvini darbai. Nėra purvinų darbų. Jeigu tu esi specialistas, tu visur būsi specialistas, nesvarbu koks tas darbas, nes kaip ir sakėt, santechniko, pavyzdžiui, elektriko, virėjo, visur jų reikės. Žmonės valgo ir valgys visą gyvenimą. Tai žodžiu, o kiti ir skaito, kad, oi, tu čia nesi gydytojas kaip aš, ne? Ir reiškia, tu visi kiti darbai, nu ne, taip negalim sakyti, nes tas, žiūrėkit, būna, kaip aš daug paskaitose dažnai sakau, šundaktorių tai daug. Tai tu nesi specialistas, jeigu tu šundaktaris. Ne, tu esi blogas specialistas. Tai nu ir kas, kad tu gydytojo diplomą turi, ne? Tu blogai gydai žmonės, gal lošikiti lieka po tavo gydymo. Tai žodžiu, negalima skirstyti žmonių. Yra lygiai žmonių, gal sakykim, jeigu tu nori juos suskirstyti tam tikras grupės, ne? Daugiau pasiekia, nenorintis nieko pasiekti, pasyvus, tinginiai ir taip toliau, visokių grupių yra. Bet visi žmonės, nedarbas parodo žmogų. Aš tik būdavau jo, man kaip tėvukas sakydavo, toks atsargiai žiūrėk su savo liežu, kaip sakai, yra 2 ausis, 1 burna, toks ta. Taip, nes aš būdavo, kur, žinot, kad kartais, išlenda toks velniukas iš savęs, toks tipo, ką tu čia, žinai, kalbė dar kažką, bet toks atrodo kartais greitai, tada, ne, Marta, ramiai, sėdėk savo linijai dar kažką, nes prasitarsi dar kažką netokio, arba nežinai, ką jis, žinai, kokioje srityje jis yra geras, arba jis punktualus dar kažką, kur suvaris
tave taip, kur nežinosi, kur akių dėti ar kažką. Aš iš vis manau, kad kuo paprastesnis žmogus, tuo jis protingesnis, tuo jis turbūt ir bus geresnis. Nes tie, kurie bando labai save afišuoti, visur rodyti, parodyti, kas per aš, kad aš čia už tuose pareigos ir taip toliau, dažnu atveju toks žmogus, gali būti, kad yra kažkiek savivertė žema žmogaus. Ir toks žmogus gali pradėti kandžiotis, jeigu gali pasinaudoti kito informaciją apie kitą žmogų, ne? Kurie labai surenka informaciją, apie save nieko nenori sakyti. Yra tam tikrų tikslų, kodėl? Kad čia aš patiliukais praeičiau kažkur, ne? Tai žodžiu, iš tikrųjų reikia tikrai žinot, kur kalbėti ką. Jeigu nuoširdžiai sako, tiesą sako, tai aš vis tiek manau, kad galima tą daryti. Kiti sako, tyliai džiaugis gyvenimu, per daug, kaip sako, net laimė mėgsta tylą, irgi va toks posakis. Tai jo. Bet nebūtinai pas kokį maniaką, žudiką, ir pasakot, koks aš laimingas, koks aš turtingas. Tai tokiu atveju gal ir suks kažkas pas tave į namus. Bet jeigu tu savo aplinkai sakai, protingiam žmonėms savo, kaip čia, vis tiek mes aplinką patys savo kūrėm. Mes nebendravom su tuo, kas mums nepatinka. Taip. Mes nebūnam ilgai tarp tų, kurių vertybės labai skirtingos. Mes vis tiek aplinkoje būnam savoj, su panašiais kažkiek. Tai ten tu gali būti saugus. Iš tikrųjų mes labai nukrypom mane nuo klausimą. Ne, vis sako, šitas ir geroja, gal tas įvairovė, tai žinot, man bent jau. Daug sužinom. Nes noris, kad, žinot, vien tik klausimas į klausimą, toks jo, noris, kad irgi tokia kaip pokalbė visas, tas čia toks gal kaip paraštukas dar kažką, kaip orientyras, bet to daugiau kaip laisva irgi tokia forma, kad pažinti patį žmogų, ir sužinot, kas į jo, kaip sakant, tai galvelį ta prasme yra, kas tave da. Ir filosofuosim šiandien. Tai sakot, nesat perfekcionistė. Aš esu, kaip pasakyti, mano perfekcionizmas skiriasi nuo kitų perfekcionizmo. Aš tą puikiai žinau, kad, aš gal taip pasakysiu, svarbu man įtiktų. Jeigu man įtinka, aš laiminga. Bet gali būti, kad kažkas sakytų, tu čia nepakankamai kruopščiai. Man pakankamai. Aš žodžiu, arba mokausi dar, kad, sakau, nėra tobulų dalykų. Gali būti, aš tiesiog džiaugiuosi kartais, reikia išmokti džiaugtis mažais dalykais. Kartais netobulai padarai, bet kai žinai, kad tu laiko neturėjai, tai yra geriausia, ką tu galėjai spausti. Tai aš to ir džiaugiuosi. Ir kartais žiūriu, kad kiti vertina kaip tobulą darbą, sakykime, čia labai jau pasakiau labai išpūstai, bet kitiem patinka. Tai žinoma. Tai žodžiu, tavo netobulumas kitam yra tobulų. Tai tos gal ne taip, gal pradinės tos pačios mintis, kurios buvo gal užfiksuotas dar kažką ir kurios nebuvo perredaguotas dar kažką kiek tų kartų ir jos gal išliko tos originalios, nes tu pergalvoji, kaip man čia pasakyti, gal gaudriau arba ryškiau dar kažką išmandriau, tas gali ir tada pasirodo, kad toks kaip originaliai, tai prasme, kaip ir sakai, taip ir yra. Taip, visiškai sutinku. Aš dar neišlipau iš perfekcionistės. Išlipsi, pamatysi. Aš pradedu iš to išlipti, arba sakau... Tavo veidrodis, tai va. Taip, išmok. Palauk mano, ne? O šiaip tai yra labai gerai, jauniem būti perfekcionistam yra labai gerai, nes jūs tai motyvuoja. Daug ir mokais vis tiek tą prasme. Taip, ir daug mokai. Jūs esate toje aplinkoje, kai jūs esate studentai ir jums dar tik pradžia pradeda darbus dirbti ir taip toliau, jūs formuoja šitie dalykai ir jūs automatiškai, jūs vizijų turit, jaunuoliai greit visko nori ir taip toliau, tai atsiranda ir tas perfekcionizmas. Nori milijoną. Ne? Jūs noriu, faktas, tą prasme. Tai žodžiu, tai tiesiog, tai yra natūralu. Po to mes iš to išaugam, nes pamatom, kad tiesiog nėra tobulų žmonių, nėra tobulų specialistų, yra tobulų žmonių, tobulų specialistų, bet kitas sakys, tikrai neičiau ten, tikrai nedaryčiau tos, arba neičiau, nesikonsultuočiau su to žmogum ir taip toliau. Tai žodžiu, iš to išaugama. O jeigu neišaugama, tada tu esi blogas žmogus. Mano atsakymas visada yra blogas žmogus. Oi.